Sveiki, tai šiandien grįžtame į svetainę. Ir... Nes kaime žolę pjauna. Taip, nes kaime žolę pjauna. Ir stengiamės, kad garsas būtų geresnis. Ir tęsime pasaulio iš kaimo žvilgsnį. Ir tuo pačiu tęsime pokalbį apie laiką. Apie laiką. Kalbant apie laiką, turbūt neišvengiame tokio pokalbio apskritai apie žmogiškumą ir apie įvairiausias tas žmogiškumo formas, kuri viena tokių įdomesnių yra intuicija. Tai, ką kartais tiesiog nujauti. Žinai, aš atsimenu vaikystėje netgi būdavo, ne tik vaikystėje, studijų metais, arba net kai kažką darai ir toks posakis, žinai, jaučiu čia gerai gausis. Arba blogai gausis net. Gerai. Studijų metu. Tai tas toks nujautimas, kad aišku, žinai, visą laiką gali pasakyti, kad tai yra loginė seka. Stengiasi, įdėjai pastangų, darai tratata ir gausis. Bet kartais stengiasi, įdėjai pastangų ir viskas vis tiek išeina ne taip, kaip planavai. Bet intuicija sako, kad, reikėtų šitoje vietoje kažką daryti. Iš tikrųjų, tai aš galvoju, kad sutinku su Benediktu de Spinoza, kuris labai įdomiai sakė, kad intuicija tai yra aukščiausia žinojimo forma iš tikrųjų, bet tai aišku nereiškia jokio mistinio dalyko, tai reiškia, kaip tu ir sakai, kad labai daug pastangų buvo įdėta, kad daug dirbta ir kad tu gali tam tikrą prasme ne tai, kad numatyti ateitį, bet žinoti principus, kokiais dėsniais, principais bus ateita iki tos ateities rezultato, dėl kurio tu dirbai, reiškiasi. Tai daug žmonių iš tikrųjų šituo tokiu dalyku, kaip intuicija, naudojasi be jokių net ir didelių studijų ar kažkokių gelminių pamąstymo, tiesiog versle, sporte. Sporte daug analizės yra, bet taip pat yra svarbi ir intuicija. Jo. Kartais kai kurių dalykų faktais nepamatuosi. Ne. Ir iš tikrųjų man dabar taip pradėjom šnekėti, iš tikrųjų galvoju, tas ateities toks, dabar yra ekspertai, kurie sako, čia Lietuvos BVP kils 2,5 punkto per metus ir panašiai. Viskas gerai, šitas dalykas yra reikalingas, bet mes tikriausiai suprantam ir nereikia labai didelio tokio, kaip čia pasakyti, žinojimo, buvimo specialistų laiko dėsnių visokiausių, kad pasakyti, kad, net jeigu mes paimsim paskutinių ten 10-20 metų kažkokius rodiklius, mes vis tiek tiksliai ne viską galėsim prognozuoti, nes taip tie rodikliai tikriausiai mums padės, bet mums labai svarbu matyti lūžius tikriausiai, kurie iš pirmo žvilgsnio yra nematomi, kurie yra kaip tik tai pati tendencija, kurioje vietoje ateityje galėtų paneigti tos tendencijos buvimą ateityje. Reiškia, tendencija praeitį, kuri buvo tendencija, dėl kažkokių socialinių, kultūrinių aplinkybių, ateityje nebebus tendencija ir viskas keis. Taip. Nes tada iš kitos pusės ekonomika, jeigu kilo ten 2 procentais, 2,5% ar kokį be pasirinktum, jinai tarsi stabiliai turėtų visą laiką ir kilti, kol pradauž dangų, ne? Tai čia iš tikrųjų tada norėčiau grįžti prie pirmoje laidoje mano išvestos stalčiukų teorijos. Kadriukų, įsivaizduok, mes nepasakėm praeitais, kad tai galėtų būti kaip kadras. Vat kiekvienas, įsivaizduok, kaip yra foto juosta, video juosta senoviška ta. Ir kiekvienas kadras, jeigu jis turėtų dar savo gyvenimą viduj tam kadre, vyktų kažkoks laiko kilpa uždaram kadre, tai tas ir būtų, kaip mes šnekėjom apie laiko blokus. Taip. Jis niekada nesibaigiančiai vyksta. 11 amžiuje, kuris vyko, jis vyksta ir dabar, jis yra ten 11 amžiuje, bet jis nesibaigia, jis ten yra. Tai mes tarsi pakalbėjome, kad pakankamai gerai. Pakankamai aišku, turbūt netinka tas žodis, nes čia irgi yra tas, kadangi pradėjome apie intuiciją, intuityviai arba bent jau taip, kaip mes įpratę mąstyti, galbūt atvirkščiai, tai nėra visai pakankamai aišku, tai tarsi prieštarauja tam pakankamai aiškumui, bet atsimenu, aš kalbėjau, kad ar galima praeiti, žinai, čia įvyko, įdėjau stalčiuką, pasibaigė, ten nežinau, čia dabar vyksta, įdėsiu stalčiuką, pasibaigs. Ir tada, aišku, iš karto kyla klausimas apie ateities egzistavimą kaip po tokį. Ar jinai iš vis yra, nežinai, praeitis jinai buvo, dabartis tarsi yra dabar, suskaldytai savo tas momentus, kurie vis baigėsi, o kaip yra su ateities momentu?
Tai man labai čia šitas ir tavo pastebėjimas iš tikrųjų patinka, nes jeigu mes turim daug stalčiukų, ne, nu, vat, kaip tu taip ir pasakai, tai yra stalčiukai, kurie jau pagal idėją turėtų jau ateityje esantys stalčiukai. Tu dar jų nesudėjai, bet jie yra, reiškia, nebūtinai tas stalčiukas tau jau numatytas, nes čia jau būtų kažkoks determinizmas predestinacija, kitaip sakant, lemtis neišvengiama žiauriai, nuo kurios nepabėgsi, mes tokio nenorim, mes šitam prieštaraujam, bet realiai vis tiek yra stalčiukų galimybė, kurie tau atsitiks, kažkokiu įsivaizduok, daug tavo ateities stalčiukų, kur tu galėsi juos paskui atidarinėti ir uždarinėti, ir kažkuris iš jų atsitiks. Matai, Dievas, kaip Leibnicas sakė, žino tikriausiai visus tuos stalčiukus, ir Dievas vatas ir žino visus juos, bet kurį tu rinksiesi, kuris ateis tau atidaryti, aktualus, žinai tik tu. Net tikriausiai nežinai, bet tavo pasirinkimai veda vienas po kito, žinai, įsivaizduok, miriadai, labai daug stalčiukų. Tai va dabar mums taip ir įdomu yra iš tikrųjų, ką mes čia bandome pasakyti. Ar stalčiukas, kurį tu galbūt dar nežinai, bet jau pasirinkai dabarties veiksmais ateityje, ar tas stalčiukas tau siunčia kažkokią tai informaciją, kažkaip tave įtakoja dabar. Kitaip sakant, ar yra kažkoks įvykis, kuris mums nutiks, arba tikėtina, kad nutiks ateityje, kuris padarė įtaką tam, kad, pavyzdžiui, mes dabar čia įrašinėtume mūsų 3 laidą. Ką pamiršom iš tikrųjų? Ką pamiršom? Iš tikrųjų, tai aš žiūriu vieną tokį podcastą, labai įdomų. Ir nepasakysiu kokį dar, bet, kaip pasakyti, ir ten visą laiką podcast'o pradžioje, tas, kaip, jis nevedėjas, bet, sakykime, kalbėtojas. Tas pagrindinis, gal ne pagrindinis kalbėtojas, bet, sakykime, organizatorius to podcast'o visą laiką sako, jeigu galima, paspauskit like, paspauskit subscribe, patiktuką, užsiprenumeruokit kanalą, nes mums, vis tiek mes čia kaip ir motyvacijos daugiau būtų daryti, nes iš tikrųjų, taigi vis tiek reikia prisipažinti, kad paskaičiuojam tas peržiūras, kol kas ant rankų pirštų, bet paskui kojų. Gal jau tik vis ir kojų pridėt. Tai va, kur mes čia baigiam? Stalčiukais. Ateityje. Like, subscribe ir stalčiukai. Tai nuo ko čia dabar pradėti? Ar stalčiukas ateityje, kažkokia mūsų ateities galimai gyvensima, būsimojo laiko dalyvio forma, gyvensimas, darysimas ir panašiai retai vartojama šitą kalbinę formą, ar jinai daro įtaką tam, kad, pavyzdžiui, mes čia susirinkom? Va čia yra didelis klausimas ir iš tikrųjų atsakymo jį mes tikriausiai nepateiksim. Žinai, populiarioje kultūroje aiškinama įvairiais niuansais ir mes jau to nesigilinkime, yra tie dėžavų dalykai, žinai, kur, jau kažkas įvykę. Tarsi, žinai, ką pasikartoja tai, ką jau prisimenu ir nuo to, tai galbūt irgi turėjo kažkokios tai įtakos mąstymui apie tai, ar ateitis gali mus paveikti. Turbūt apskritai apie tą laiko suvokimą, tai kad jis nėra tik tai linijinis, tik tai tiesiai tekantis taip, kaip mes suprantame, iš už manęs ir tolyn į priekį. Bet labiausiai be abejo turbūt yra tie įvairiausi teologiniai mąstymai, nuo kurių mes labai toli nepabėgame. Ir nekartą man esiminėjęs Ratzingerio ateities žmogaus versiją apie tą Dievo mylimą žmogų, kuris yra ta tobuloji ateities versija, bet ta meilė pasiekia ir šiandien tą žmogų, kuris dar tik tos tobulybės link eina. Iš tikrųjų, kad mūsų tas toks ta meilė po teismo paskutinio, jinai šiek tiek didesnė, nes jau žmogus jau labiau, jau tas nuodėmės, jeigu, sakykime, kažkoks buvęs likutis padarytas, jisai, jau kaip jo nebėra, Tai tada Dievas tarsi labiau mus myli, tarsi čia subtilus, atrodo, tarsi neturėtų tas žodis būti, bet svarbus, bet jis yra svarbus, tarsi labiau mus myli, nes mes negalim čia tokiam žmogiškom savo žmogiškų protų labai svarstyti Dievo protą, nes mano mintys ne jūsų mintys, mano keliai ne jūsų keliai, kaip sakoma, bet tam tikra prasme didesnės Dievo meilės forma, kurią mes turėsim gyvendami naujoje Jeruzalėje, mes jau galim dabar naudotis. Tai va čia toks retrokauzalus įvykis, retrokauzalumas, labai sunkus, retropriežastingumas. Reiškia, atbulinis priežastingumas ir jisai taip kaip ir tokiam teologiniam mąstyme veikia. Aha, o paprasčiau?
Tai paprasčiau, čia nebus paprasčiau, nebus supras, bet ką mes čia šnekam, tai yra neintuityvūs dalykai, ko mes nesuprantam, reiškiasi intuicija tik tai. Tai metafizika mes kaip ir suprantam, kad yra kažkas daugiau. Tai čia praeitos kaip ir mūsų pamokėlės, mūsų podcastuko, mūsų tinklalaidės. Tai dabar mes šnekame apie tokius dalykus, kurie nepasiduoda intuicijai, kurie neteina iš, reiškiasi, kiekvienos dienos gyvenimo patirties. Tai mes tam tikrą prasme esam Šiluvoj, šnekam kaip ir iš Šiluvos, nors iš tikrųjų sakom, kad iš kaimo, tarsi būtų tai bet koks kaimas, gerąja to žodžio prasme, maža vieta, urbanistika, tvarkinga, ramybė. Bet taip, tai vat būtent tas toks aspektas to, kad įvyksta kažkas nekasdieniško ir tam tikruose realybės aspektuose tas, kas yra nekasdieniška, vyksta nuolat, pavyzdžiui, kokioje nors kvantiniai realybė. Bet mes daugiau šnekam apie tą tokią, mūsų apčiuopiamą realybę ir mes vis tiek sakom, kad kažkas tokio iš ateities gali vykti. Tai gal Silvija aptark, tada pabandyk, mes čia vis tiek ruošiamės tom tinklalaidėm. Iš Karalių antros knygos gal kažką pasiūlysi. Bet labai gražus yra reiškiasi, epizodas. Jo, tai mes čia turbūt kalbame apie Karalių arba Izaijų irgi knygoje minima. Na, tai Izaijo knygoje minima tas pats, bet Karalių knygoje man labiau patinka kaip pats parašyta. Aprašymas, taip, tai aš į tavo špargalkėlę įrašiau. Tai kuomet Ezekijas susarga ir laukia, žodžiu, meldžia ženklo iš Dievo, kad jis išklausė jo maldą ir kad jisai galėtų pasveikti. Ir prašo ženklo. Ir Izaijas jam sako, kokio tu ženklo norėtum, žinai, ar kad Saulė visgi paeitų į priekį 10 pakopų, ar kad Saulė grįžtų atgal 10 pakopų. Žodžiu, pasirinkimas, arba Saulė paeina į priekį, arba Saulė paeina ir tai bus ženklas. Tai bus ženklas, kad tave išgirdo Dievas ir kad tu išgirsi. Ir Ezekijas atsakė, lengva šešėliui nueiti 10 pakopų į priekį. Ne, tai būna, kad šešėlis grįžtų 10 pakopų atgal. Mhm. Tai iš esmės čia vėlgi turbūt ne tiek keliavimas laiku. Ne tiek keliavimas laiku, kaip, nežinau, mūsų mėgstamame filme Atgal į ateitį. Ir Saulė jinai paėjo tą savo 10 pakopų atgal, eidama į priekį. Arba iš priekio paėjo atgal. Mhm. Vat čia toks įdomus iš tikrųjų aspektas yra tas, kad kai vyksta, reikia paminėti tai, kad tuo metu, jeigu skaityt Karalių knygą, tai labai įdomu tai, kad vienas karalius ten stato stabus ir išniekina, reiškia, pjauna į Izraelio dievą, reiškia, o jie maždaug taip keičiasi, o kitas yra teisusis ir daro, kas teisinga viešpatė, sakysi, ir kai skaitai, tai yra tokia ups and downs, tokia, reiškia, kaip pasakyti, tokia linija, reiškia, ir, kaip, ir reikia paminėti, kad Ezekijas tikrai buvo tas teisusis karalius ir iš tikrųjų viską darė teisingai, jo valdymas ten vienas tokių įdomesnių, aš nesu, aišku, ten specialistas to laikotarpio, bet vienas geresnių, jeigu tikėt, ką rašo šventas raštas, ir jisai viską darė teisingai, logiškai, gražiai, tie stalčiukai atidarinėjami vienas po kito, taip kaip ir turėtų būti. Ir štai suserga žmogus, atrodo, kodėl tai, nes iš tikrųjų Senajam testamente tas toksai šiek tiek yra to akis už akį, dantis už dantį, kaip ten pasakys, kad jeigu tu teisus esi, tai Dievas tave ir apdovanoja. Reiškia, jeigu esi ten blogas, tai ir susergi. O Ezekijas, teisus, o suserga. Ne visas tas Senasis testamentas, labai čia redukuojam. Ir man tas dalykas labai patinka, kad, sakykime, klausia paties Ezekijo, o paskui Izaijo knygoje ta pati vieta yra aprašoma kitaip, nes savo, kad tau ženklas iš viešpaties bus tas, kad Saulė grįž, šešėlis, reiškia, grįž atgal. Reiškia, kad iš tikrųjų tas visas logiškas, gražus Ezekijo gyvenimas, sunkumai, kuriuos jisai nugalėjo, jisai vedė link kažko stebuklingo. Tas laikas ėjo logiškai, entropiškai, ta linija, bet kad kažkas pajus tikrai Dievo artumą, kažkokia nesėkmė ir net pati žemė, reiškia, ar Saulė sujuda, reiškia, atgal, reiškia, ateina šešėlis. Suprantat, čia toks klausimas, reiškia, laikas šiek tiek grįžta atgal iš praeities, reiškia, dėl jo to prašymo maldos ir to tokio linijinio laiko įprasminimo. Tai čia turėjo būti kažkas tokio subtiliai neaprašomo ir nepaaiškinamo. Ir reiškia, įkvėptiesiam autoriam užteko
parašyti tik tai, vat, kad Saulė paeis kažkiek 10 pakopų atgal ir šitas bus ženklas. Tad labai gražiai Antrojoje Karalių knygoje va čia rašo, kad reiškia, jisai pasirinko ženklą, kurį, reiškia, žmogus, logiškas pakankamai viską, jisai supranta, kad čia tas pagyjimas jau turėtų būti kažkoks toks labiau antgamtinis dalykas. Tai vat labai gražus toksai paaiškinimas ir aš taip galvoju, kad vis tiek visi mes, aišku, savo gyvenime mažesniu ar didesniu, nu, tuo tokiu išsamumu, esam kažką tokio patyrę, kad kažkas atrodo, nu, sunkiai paaiškinamo, jausmas galbūt, galim nurašyti smegenų chemijai, bet kartais vat yra, kad kažkas pasisuka. Tada būtų klausimas toks mokslinis, tai ar visas pasaulis atsisuko, ar, pavyzdžiui, jeigu būtų prietaisai buvę kažkokie, kurie fiksuoja ten visus, reiškia, kosminius judėjimus, ar jie būtų užfiksavę kažkokius pasikeitimus, anomalijas, žvaigždžių ar planetų judėjime. Čia toks sunkus klausimas, bet man patinka, kaip sako, kad kiekvienas žydas turi teisę įsivaizduoti, kad pasaulis yra sukurtas tik jam, reiškia. Nu, bet čia mes nepereikim į kitą temą. Iš tikrųjų, į kitą temą nepereikim, bet kalbėti apie žmogiškumą kaip apie ypatingą dalyką. Turiu omeny, kad kas aš esu, kas yra žmogus, kas yra kiekvienas asmuo, tai tikrai neapibrėžia, nežinau, užaugti centimetrai, priaugti ar numesti kilogramai, akių spalva ar plaukų ilgis. Kas, ta prasme, yra ir tai, be abejo, yra ir tai, ir kūnas, ir išoriškas kūnas, ir vidinis kūnas, kur, žinai, ten širdis, plaučiai, smegenis, žarnos ir visa kita. Bet tai yra toks labai fizinis. Nu, tai vis tiek vienaip ar kitaip. Kai žmogus numiršta, fizinis kūnas dargi pabūna, bet pačio žmogaus jau nelieka. Tai iš esmės, vat, kas yra žmogus ir ties tikrai mes praeitoje laidoje, aš irgi tau kalbėjau apie tą, žinai, kodėl aš nežiūriu kosmoso ir kodėl kartais sunku mąstyti net ir apie patį žmogiškumą vien keliaujant iš praeities dalykų, tai yra kiek tu su savim nešiesi visko, savo, nežinau, tėvus, senelius ir visus kitus protėvius, kurių truputėlis tu esi. Ir kiek tu palieki po savęs irgi, ko truputėlį po savęs tu palieki, jeigu palieki. Ir šiuo atveju kalbu ne tik tai apie darbų, žinai, kur ten apie knygas, kurias galės skaityti, ar ten, nežinau, podcastus, kurios galės žiūrėti. Tai iš esmės žmogus yra kažkas truputėlį metafiziško, kažkas nepaaiškinamo, kažkas, kam, žinai, turi teisę galvoti, kad pasaulis sukurtas kaip tik tau yra. Ir nekartą man tikrai esi minėjęs ir citavęs Šventą Augustiną ir apie tai, kaip būtent tada ir tas laiko pavaldumui yra visai kitoks, kada žmogus yra ir siela. Ir siela, ir dvasia, tas paskui jau kaip ir Ratzingerio pridėtas logos aspektas ir iš tikrųjų taip, tai vat, kad nenukrypt labai nuo mūsų, kad laikas keliauja atvirkštinę rodiklę, nereiškia, kad jis nekeliauja tą, kaip mes esame įpratę, reiškia, bet jis, sakykime, gali tam tikrą prasme sujudėti abiem kryptim, tas kaip toks stebuklo laikas, tai yra toks sutrūkčiojimas, suvirpėjimas tos visos realybės, tų realybės dėsnių, net jeigu tai kartais vyksta, tik tai va toj pačioj, kaip tu sakai, smegenų chemija gali kažkas sakyti, va, būtent. Bet ta smegenų chemija iš tikrųjų žmogiška irgi labai įspūdingas dalykas, bet va, jeigu grįžtant prie Švento Augustino, tai man gal, nu, nežinau, iš tikrųjų labai daug palikę to įspūdžio, sakykime, tie visi jo veikalai, kiek tekę skaityti ir ten apskritai būna, kad iš tikrųjų skaitai ir ten kiekviena eilutė tokios sunkios, bet sunkios ne tai, kad sunkiai perskaitimas, bet sunkios sodrios, jo, prisodrintos tos tokios gelmės ir vienoje vietoje jisai veikale De Immortalitate Animae apie sielos nemirtingumą, reiškia, jisai šneka taip labai tokiam įdomiam kontekste, kad apie žmogaus visapusiškumą, kaip čia dabar pasakyti, kad žmogus, taip mes esam, kaip tu sakai, vienus uždarom, kitus atidarom, esam tam lipam tais stalčiukais, bet kad žmogus iš tikrųjų yra visas, singuliarus reiškiasi. Ir siela, tas, sakykime, tas dalykas, kuris tą visiškumą, kad žmogus nėra tik tai ta linija kažkokia, dabar montuosim ten tą video, sakykime, ir ten tokia linija bus ir karpysim gal kažką, gal nekarpysim, bet kad jis yra visas, ta visa linija ir, yra ta galimybė, ta tokiam, gal jis taip tiksliai nesako, bet yra ta prieiga prie tos savo visos tos linijos, prie tų
prie tos ir nebūtinai tos linijos, kuri iš tikrųjų atsitiko, bet ir prie tos gerosios linijos, žinai, tų geresnių visą laiką pasirinkti, visą laiką galėtume būti geresni kažkiek, ne, nu, ta prasme. Tai ir jisai savo, kad tai toks yra, nu, jau ta amžinybės toks kvapas, kvepėjimas amžinybės. Ir jisai sako, kad siela būtent atsakinga už tai, kad kažkokia dalis informacijos būtent iš amžinybės ateina pas mus. Bet ta informacija, kai jinai ateina iš amžinybės, aš nežinau, Augustinas, ar dėl poetinio skambesio, ar kaip, nesu toks didelis žinovas galbūt Augustino, bet jisai sako, kad ta informacija ateina iš ateities šiek tiek. Ir žmogui informacija apie jį visą ateina iš ateities. Čia šiek tiek interpretuoju, šiek tiek praplečiu, kelias skirtingas vietas, reiškia, iš skirtingų Augustino veikalų sintezuoju, bet esmė yra ta, kad va, ta informacija apie tave visą, net praeities tave visą, reiškia, jinai ateina šiek tiek iš praeities ir iš ateities, būtent iš ateities, iš amžinybės per ateitį ir tai veikia sielą, reiškia, ir į kūną. Ir tada Johnas Polkinghornas, jau 20 amžiaus teologas, labai vienas tokių stipriausių, sakyčiau, savo laiko Europos astrofizikų, labai daug pasiekęs tą mokslę. Jisai priejo iki tokios mokslinių tokių išvadų, trenės kvantinį lygį, kosmoso, reiškia astronominį lygmenį. Reiškia, jisai sako, viskas nebegaliu aš su tuo mokslu, ir išėjo ta buvo Anglijos bažnyčios kunigas, ten galima, kaip pasakyti, nėra tokio celibato. Tai jisai irgi, kaip pasakyti, sako, va, šventosios dvasios veikimas yra, tai yra informacijos infliuksas, toks nedidelis informacijos įliejimas vos ne į tavo smegenų tą pačią veiklą, neuronus, tas sinapses, tuos pačius mažiausius dalykus, bet tu gauni informaciją. Tai niekaip neįtakoja tavo sprendimų. Ir šitas dalykas būtinai turi ateiti iš amžinybės ir laiku, jisai ateina ne iš praeities, ką mes jau esam patyrę, bet iš ateities. Nes tai, ką mes esam patyrę, va čia galima tai pavystyti tą temą, tai jau yra tarsi mus predestinuoja. Man, va, jeigu pasigilint, dabar, sakykim, Gadamerio filosofija, tarp kitko, man labai patinka ir aš kai rašiau disertaciją, daug naudojau, daug atnaudojau, tai gal mažai citavau, bet daug naudojau. Gal, čia, buvai įkvėptas. Jo, nežinau, čia gal akademinis nesąžiningumas tada, jokauju, neturėtų tai būti tas akademinis nesąžiningumas, bet jisai sako, kad, irgi, kad, ta istorija, kuri mus, reiškia, pasivėja iš praeities, jinai nenori, jinai mus predeterminuoja. Ir reiškia, aš, kaip pasakyti, šnekam apie laisvę, pasirinkimą, ypač dabar ten pasidaryti, reiškia, kokį nors lyties keitimo operaciją būtinai reikia, nes tai yra laisvė. Nebūtinai. Kaip nebūtinai? Būtinai reikia, bent kartą. Paskui, jeigu nepatiks, gali grįžti, nenorim čia nieko, kaip pasakyti, labai, tiesiog nemanau, kad tai turėtų būti, kaip pasakyti, diskusijų apskritai objektas viešų, bet sakykime, ne. Tai tavo patirties ir vienu nori, nenori. Aš gimiau Lietuvoje, gal mieliau būčiau gimęs Japonijoje. Bet esmė yra tas, kad aš čia negalėjau pasirinkti, ne? Supranti, gimiau, turiu plaukus, tai čia galima nusidažyti, bet turiu omeny genetinis tas dalykas, jisai jau nesikeis. Jis yra epigenezė, aš sutinku, elgsena aukščiau negu genetika, gali būti ir viskas tvarko, bet yra dalykai, kurie, jau ta praeitis, jau jinai mane predeterminavus, yra jau jinai mane pastačius ant tam tikrų bėgių, kur aš, tai ta esminė informacija, kad tu tikrai būtum laisvas, kad tavo pasirinkimas būtų laisvas, jis turi pateikta ir iš ateities, kur tu esi, tų stalčiukų, kaip ir kalbėjom, miliardai, žinai, ten, milijardai galimybių. Ta prasme, tai tas infliuktas, tas subtilus dalykas, kurio dar nei psichologai, nei psichiatrai, nei, nežinau, kaučeriai, kas čia dar nenagrinėja, tai yra tai, kad tai gali atsitikti. Ir tai atsitinka kiekvienam žmogui. Įsivaizduok tokios, įvairiausias idėjos. Ar jeigu Newtonas nebūtų parašęs savo principę matematiką, ar būtų tas obuolys jam nukritęs ant galvos? Įsivaizduoja, ta prasme. Nežinau, niekada nepagalvojau. Kiek sudrebinti turėjo Newtono darbas, reiškia, visatą, kad žmogus suprato šituos dalykus, kurie
buvo visą laiką, nebuvo, kad jis juos atrado. Tas obuolys ant šakos neišsilaikė. Taip, būtent, kad jisai, va, tas dėsnis būtent tuo metu, kada reikėjo ir atsitiko. Tai reiškiasi, čia yra, žinai, teologinis lygmuo. Ne, čia yra filosofinis, spekuliatyvus ir dar podcast'e labai supopuliarintai pasakytas, kaip pasakyti, pasitelkus tokią vidutinės kokybės retoriką. Bet taip pat yra dar fizikinis lygmuo, apie kurį, aišku, mes taip, bet fizikinis sumišęs su filosofinės lygmeniu, apie tai, kad eksperimentas nebūtų eksperimento, jeigu ateityje jis nebūtų pavykęs ar nepavykęs. Aš pasakoju šitą, galiu aš taip ir... Gali. Vienas mėgstamiausių mano apskritai žmonių, kur niekada neteko susitikti ir jau neteks nebent kažkaip retrokauzaliai, tai Jonas Archibaldas Wheeleris, tai Britas, nežinau, mokslininkas, reiškia, vienas tokių geriausių fizikų irgi 20 amžiaus, tikriausiai, aukščiausios lentynos, reiškia. Ir jisai kažkada, kaip pasakyti, skambina Feynmanui, o Feynmanas kitas labai garsus 20 amžiaus protas, labai įdomus, sakykime, ne? Tuo metu buvo Feynmanas jo doktorantas ir skambina Wheeleris Feynmanui, sako, gal ten vėlai vakare, žinai, kaip būna tie tokie ilgesni ilgos filosofijos su savimi kolega. Jo. Tai ir jisai skambina, sako, žinai, sako, kodėl visi elektronai turi vieną, tokią pačią masę. Ne, sako, nežinau, aš mėgojau jau, tai dabar norėčiau pailsėti. Sako, dėl to, kad jie visi yra vienas elektronas. Reiškia, tik tai tas vienas elektronas fluktuoja laiku ir erdvė ir yra visur, reiškia. Mes, esame, aišku, Jonas Archibaldas Wheeleris, Participatory Universe, reiškia, save suvokianti ir dėl to egzistuojanti visata. Nėra čia kažkokios krikščionybės didelės, gal netgi atvirkščiai, bet labai įdomios, reiškia, mintis ir jie paskui su Feynmanu sukūrė tą tokią susijusią su tuo vieno elektrono buvimu, kur niekaip tai nėra patvirtinta, tarp kitko, bet tas, kad visi elektronai yra vienas elektronas, tai čia tik tai tokia hipotezė, perspektyvi ir jinai vedė žmonės link 2 Nobelio premijų, ta prasme, tai nebuvo tiesiogiai, kad šitos teorijos įrodymas, bet būtent šituo iškeltų klausimų kažkada vakare reiškėsi. Tai jeigu ne tos 2 Nobelio premijos, ar būtų ten Jonas Archibaldas Wheeleris, galbūt ten kažką gurkšnodamas ar tiesiog filosofuodamas vakare sugalvojęs tokį dalyką, irgi neintuityvų. Tai jie sukūrė tą tokią absorberio teoriją, nežinau kaip čia lietuviškai pasakyti, bet absorberio teorija, kad, reiškia, jeigu yra vykdomas kažkoks eksperimentas kvantiniam arba kažkokiam labai mikroskopiniam mažam lygmenį, tai pats eksperimentas negalėtų būti vykdomas, jeigu ateityje absorberis neatmuštų rezultato, reiškia, be savo būklės ateityje, reiškia, ta dalelė kažkokia, su kuria daromas eksperimentas, tiesiog negalėtų būti dabartyje. Reiškia, ateitis yra būtina jos buvimui dabartyje. Tai čia tokia kažkiek eksperimentiškai patvirtinta, kažkiek teorija, bet toks labai perspektyvus dalykas vėlgi apibrėž tai, kad ir labai gerai iliustruoja tos dalykus, kurie vėlgi yra labai neintuityvūs. Neateina iš mūsų empirinės patirties. Aš trenksiu per stalą, stalas kietas, man skaudės arba kaip tik stalas lūš, žinant, mūsų ta žodžia, toks inside jokas. Bet jie yra, kaip, jeigu dabar kažkas egzistuoja, tai galbūt egzistuos ateityje, reiškia, trenksiu skauda, reiškia, kažkoks kontaktas, skausmas, nervų sistemos kažkoksai atsakas. O čia reiškia, turi būti, ir dabar vėlgi, tai nėra intuityvu. Aš, galbūt rytoj manęs jau nebebus, bet vis tiek aš čia esu, reiškia. Tai mechaniniam pasaulyje tai jau tarsi nebeveikia. Bet labai įdomu tai, kad mūsų mechaninė ta realybė, kur mes patiriam, tą erdvę, laiką, kaip mes suvokiam, kur laikas teka vieną kryptim, savo ramiai ir ten be jokių, ten tik tai tie stalčiukai išnyksta, atsidaro kiti be jokių galimybių tuo kažkaip manipuliuoti. Bet šitie principai stovi ant kitokių principų. Reiškia, kažkuriuo metu realybė yra tokia fluktuojanti, arba kaip Jonas Archibaldas Wheeleris sako, yra kaip putos. Laikas ir erdvė toj mažoje mikroskopiniai realybėje būtų visiškai kitaip apibrėžiami. Ten galimos, reiškia,
daug laiko krypčių, nes, sakykime, ir erdvė gali būti, va, kaip šiandien diskutavom, kad šiandien iki Kauno mums 100 km, bet rytoj, jeigu rytojus ateis po metų, galbūt bus tik 2 km iki Kauno. Kita erdvė, jinai, fluktuojanti, reiškiasi. Tai mūsų realybė tarsi stovi ant, nėra taip, kad, sakykime, mažėja, viskas tik mažėja, bet principas veikimo lieka tas pats. Ne, kažkurioje vietoje realybės principai pasidaro visiškai kitokie, nebelogiški, nebeintuityviai suvokiami, nebepatiriami. Tai va tas verčia susimastyti iš tikrųjų, kodėl taip yra. Mes žinom kai kuriuos dėsnius, bet niekad nežinom, kodėl yra tie dėsniai. Reiškia, kas yra už dėsnių, žinai. Tai va čia toks, mes už tai va ir klausiam ir šnekam apie tos dalykus, nes manom, kad, kiek čia dabar mūsų jau podcastų peržiūrė žmonių, kad kažkam reiktų gal pamatyti, išgirsti. Ir patys turim neblogai čia laiką visą. Kavos kitą kartą reiktų pasidaryti. Žinai, aš galvoju lygiai taip pat apie, turbūt va šitie dalykai, laiko sampratą apskritai, tai, kas nėra visiškai paaiškinama, ar kaip kažkuriam tu podcast'e sakai, kad mistikos, tokia dabar mistikos amžiaus tarsi mirtis, šiokia tokia ištikus, mirtis gal per skambų žodis. Manau, kad didelė mirtis. Čia toks, aišku, čia mes jau dabar nenukriskim į kritiką, gal, nes aš dabar pradėsiu kritikuoti, gal čia nėra visai tas tikslas. Ne, aš ne apie kritiką dabar ir kalbu, bet apie laiko. Bet aš daug galėčiau kritikuoti, tik dabar aš jau bandau susiturėti. Jo, tai kalbant, žinai, turbūt apie tą laiko ir amžinybės santykį ir santykį su ateitim ir praeitim ir tą tokį santykį netgi intuityvų, tai aš kažkaip pagalvoju, kad yra visgi tame dalykas, kad mūsų tas toksai išsilavinimas, mokslas, kuris yra be abejo gerai, bet yra šiek tiek davęs to tokių atmetimo, jeigu man nėra tai intuityviai suprantama. Nes aš galvoju, žinai, kokie nors klajokliai ar apskritai, nebūtinai, žinai, perskaitantis raidę žmonės, bet puikiai žinantis, kur rast kokią žolę, kada, kokiam mėnuliui šviečiant, kad padėtų, nežinau, nuo skausmo, kraujavimo ar dar kažkokių tai dalykų. Tai yra turintis tokį tiesioginį santykį net su gamta ir tada tarsi tu turi tikresnį santykį ir su savim pačiu ir, tikresnį, tokį iškesnį galbūt, žinai, santykį su savim pačiu ir to pačiu ir to santykį su laiku, nes dabar, kai mes, žinai, tie mano stalčiukai, tai jie atsirado iš tokio truputėlį pokšto, kai mes viską labai, žinai, dabar viskas tvarkysim, dabar viską sudėsim į stalčių, viskas bus labai aišku, dabar aš esu žmogus ir man viskas yra labai labai aišku, nes manimi, kaip čia vienas piligrimas man atvykęs sakė, kad tau reikalingas tikėjimas dėl tavo baimės, nes iš tikrųjų iki tau gimstant nieko nėra ir po tavo mirties nieko nėra. Tai yra labai jau piligrimiškas požiūris, piligrimiškas. Ne, tai tikriausiai ne piligrimas. Ne piligrimas, turistas. Antipiligrimas. Turistas užsukęs į piligrimų centrą. Bet turiu omeny, kad tas toksai, žinai, noras per save apibrėžti viską. Tai tada aišku yra tas ir laikas, ir yra praeities, dabarties ir ateities. Tik tai aišku, jeigu tu neatsimeni, kaip buvai lėliukas, ar tas laikas yra, tai jį bent jau legitimiai įrodo nuotraukos šiais laikais arba tavo mamos pasakojimai, kurios išgirsti. Tačiau to santykių su ateitimi turėti darosi labai sudėtinga, jeigu ta ateitis nėra tai, ką tu apibrėši ir susikursi. Tai mūsų tas civilizacinis dalykas, jisai man čia patinka, ta civilizacija, yra dalykų, kurių nemėgstu, iš tikrųjų. Man irgi patinka civilizacija. Yra ten politinių, sakykime, kažkokių sistemų, kurių aš dabar jos aktyviai veikia ir aš negaliu jų susijęti su jokia racionalia logika, ar kad tai būtų naudinga daugeliu žmonių, kad vis tiek turim vis tiek naudos. Bet man civilizacija labai patinka, nes, sakykime, tu pradėjai nuo to, kad bendruomenės, cikliškas laikas, žino, kur rasti gėlę ir panašiai. Tai tie žmonės jau buvo ateityje iš principo, nes jie gyvena cikliškų laikų, tai kas bus, jiem jau tai yra buvę. Jo, tai ta prasme, tai čia nėra kažkoks sudėtingas dalykas ir tai yra labai tvarus gyvenimo būdas. Kai tu taip gerai žinai ateitį, tiksliau tu tampi, net nėra ateitis, ar tai nėra praeitis, tu esi integrali dalis to,
gyvenamo, tu visiškai, kitaip sakant, tu ne tik, tu visiškai, čia požiūrio dalykas ir priklauso kokia ta bendruomenė, bet arba tu visiškai apgyvendini tą savo erdvę, nu ir tu esi visoj savo erdvėje, reiškia, tu esi užimi labai mažą žemės plotelį planetos, nes nieko tau tai nerūpi, bet savo erdvę tu užimi visą. Arba tu esi, reiškia, visiškai integruotas, reiškia, yra kažkoks gamtos lopinėlis, kur tu ten medžioji, rankioji, ar ten kažkokia net žemdirbystė primityvė darai, bet tu esi, nu, o tie augalai yra ne augalai tau. Tai yra tavo reiškia, dalis. Tasa. Taip, tavo tasa natūrali ir visą, kad todėl tu viską žinai. Čia net nėra laiko, čia yra tokia vienovė. Ir kaip atsimeni, mes kalbėjom, dirbtinis intelektas iš principo turėtų šitą dalyką ne kažkaip patobulinti, bet iki jo grįžti. Supranti? Augalas buvo mano tasa, nes aš jį taip gerai žinau, o dabar turėsiu galbūt kažkokį čipą ir telefonas bus mano tasa, aš gal per telefoną kažkaip matysiu kažką daugiau, gal trečią akį įsigysiu ar panašiai, ar mikrobangę galėsiu valdyti mintimis. Ta prasme, man labai patinka ta idėja apie mikrobangės valdymą ar šaldytuvo galę padidinti, žinai, ne per telefoną, bet jau čia koks čipukas. Reiškiasi pratęs, ta prasme, tai nėra skirtumo tarp šitų. Dirbtinis, reiškiasi, tas susietumas žmogaus su aplinka, jisai buvo, mes jį išardėm ir tas išardymas yra civilizacija. Bet civilizacija man labai patinka, nes civilizacija ne tik tai išardė, bet jinai žmogų pastato į tikrą tokią kūrybą. Reiškiasi, mes dabar netekom tų savo galūnių, tų medžių, to dirvožėmio, kurį žinom, tų augalų, mes jų netekom, aišku, dabar yra ten ChatGPT, gali paklausti, kokį man ten papildą nusipirkti ar dar kažką, bet iš principo mes nebežinom, tai nėra žinojimas, tai nėra buvimas, ir mes galim sužinot apie tai, aš to nežinau, aš apie tai žinau, kažką girdėjau, galiu apie tai paskaityti, bet tai nesu aš jokių būdų, tai čia tas yra, nu, kaip pasakyti, skirtingi dalykai, bet civilizacija mus pastatė ant tokio, kad viena vertus mes gyvenam linijoje. Tai mes dabar jau nebebus to, kas buvo. Gali būti kažkokia spiralė. Esminiai dalykai, kaip išnekėjom, apie Cromwellį ten, apie Anglijos karaliaus, tada Prancūzijos karaliaus, Louis ten 16 nužudymas, jie pasikartoja. Bet visą laiką dabar yra jau tos klaidos galimybė, ta tokia rizika. Ir čia, nu, yra labai geras dalykas. Visgi, kad tu gali ta prasme, kai tu esi tam cikliškume, ta metafizika, kuri mum atrodo, kad čia jie metafiziškai gyvena, o ten yra visiškai imamentinis pasaulis. Pasaulis savyje, ne tos dievybės, tai yra tik tai reiškiniam, kurių jie galbūt nesupranta arba supranta, bet nesupranta pačią principo. Tai o mes dabar yra galimas kažkoks dievas. Kaip geriausia, aišku, tai yra krikščionybė, nes dievas yra tikras asmuo. Kai sėdėjai po figmedžiu, aš tave mačiau. Reiškia, kiekvieną. Čia yra geriausia. Bet sakykime, net ir dabar mes gyvenam, net jeigu ir be to kažkas gyvena, tu gyveni to linijiniam pasaulyje, tu nežinai, kas bus. Bet aš sakau, kažkokia informacija kažkas tave informacija iš praeities, reiškia viskas yra informacija, ta genetinis kodas iš esmės yra informacija, tai jinai pasiekia tave iš praeities ir tave stumia eit kažkur, bet vis tiek yra tas, kad kažkaip aš gal darysiu kitaip, ne visą laiką to pasinaudoju, bet kiekvienas turi prieigą prie šito, kai tu gyveni tam cikliškam laikė, apie kurį šnekėjom, tau nėra to net retrokauzalumo, tos subtilios galimybės, kad kažkas ateitų iš ateities. Ir iš tikrųjų, kai tas primityvės bendruomenės būdavo susitinka jau su mokslininkais ir pamato civilizaciją, vidinis tų bendruomenių pasaulis visą laiką yra gerokai tvaresnis negu mūsų, nes mes su civilizacija, reikia pripažinti, jinai šiek tiek niokoja žemę, aš ten nesu klimato kaitos aktyvistas ten ir panašiai, bet mes darom daug nereikalingų dalykų, kurie ne tiek man rūpi planeta, kiek man rūpi, kad dažnai tie nereikalingi dalykai kenkia pačiam žmogui, jo tobulėjimui. Ir planetai kenkimas tai yra toks kaip antrinis reiškinys, kur mes matom. Ar tikrai reikia tiek daiktų? Manau, kad ne, iš tikrųjų. Ar tikrai reikia tiek jau to tokio komforto? Jaučiu ne. Bet, sakykime, kai susiduria ta daug tvaresnė bendruomenė cikliško laiko su linijinio laiko bendruomenė, visą laiką subyra ta tvaresnė. Taip yra. Kodėl? Tai matyt, tas yra, kai tu gyveni, kad čia yra uždara sistema ir esi apgyvendinęs visą pasaulį, įsivaizduok, tu gyveni, tai nesvarbu, kad gal ten tas lopinėlis nedidelis, žiūrint, kiek užima visą žemės rutulys, bet tu gyveni visam pasauliu. Ir tada tu pamatai, kad tavo visas pasaulis yra tik tai ir ateina ten, žinai, žmonės kur ugnis, kaip sakoma, kišeniai, rankose ir
ir dantyse. Ir, kaip pasakyti, išsigąs. Kišeniai tai degtukai, rankose šautuvas ir čia cigaretės, reiškia. Vėlgi neskatinam rūkyti tikrai, bet turiu omeny, kad taip pat sakoma, kad civilizuotas žmogus su tuo gali asocijuotis ir tas pasaulis dūšta. Bet tai nebereikalo, jis ir yra padarytas silpnesnis. Reiškia, žmogui reikia išeiti iš to saugaus Edeno į tas paieškas, kad tikriausiai kažkaip grįžti tą Edeno būklę, bet jau tam linijiniam laike. Taigi, kalbant apie laiką, suma sumarum, sudedant visus pliusus ir visus minusus, keliaudami iš praeities į dabartį ir ateitį ir iš ateities į dabartį ir praeitį? Ar galim nukeliauti praeitį? Sakyčiau, kad tam tikrą prasme aš tokį straipsnį rašiau seniai. Straipsnio pavadinimą pasidalinsime tu paprašę? Gal, dar spręsim. Iš tikrųjų, tai taip, irgi galima sakyti, kad yra kreivė, reiškia, irgi Feymanas nubrėžė kreivę, kad žmogaus intelektas, taip kyla, po truputį tokia netiesia, bet taip, taip su tokiu incline, tokiu polinkiu. Ir kad kai anot jo pradėjo atsirasti kompiuteris, atsirado pirmieji kompiuteriai, ne apie gal ten Turingo mašiną kalbant, bet maždaug kai jau jas sakykime, namuose, jisai pastebėjo staigų intelekto labai pokytį. Ir jisai padarė kitą, gal tą net grafiką, bus galima gal tikrai straipsnį pasidaryti. Ir, reiškia, bet dirbtinio intelekto arba skaičiuojamosios mašinos geba, skaičiavimo geba, dar nedirbtinis intelektas, jo kilimas yra praktiškai tokia vertikalė. Čia laikas būtų, sakykime, čia IQ, reiškia, čia IQ, čia laikas. Tai žmogaus eina taip, taip, taip. O intelekto dirbtinio eina, taip, žinai, per labai trumpą laiką. Ir sako, kad vienoje vietoje, reiškia, bus taip, kad, jie susijungia ir tada vyksta, singuliarumas, mes esam vienas su technologija ir mes esam nebe žmogus rūšis, bet jau kažkokia jau virsmas, reiškia, rūšies transformacija. Kas man šiaip iš tikrųjų įdomu. Nežinau, ar norėčiau tai pamatyti, bet, sakykime, įdomu. Bet jeigu, niekas nepagalvoja, jeigu mes įsivaizduok, apverstume tą diagramą, tai įsivaizduok, mes iš kažkokios, mes iš kažkokios rūšies, kur yra pusiau mašina, pusiau žmogus, pusiau, sakykime, kažkokia mikroschemoje vykstantis elektroniniai impulsai, simuliuojantis, mes dabar kaip tik tai tas IQ gal ir mažėja, bet mes kylam į žmogiškumą. Iš pat pradžių žiauriai staigiai, nes mašina žiauriai staigiai, o paskui lėčiau. Ir mes grįžtam prie to integralaus žmogaus su gamta. Tai įsivaizduok, o dabar, kadangi dirbtinis intelektas taip, mūsų intelektas irgi taip, ne visų, bet taip. Reiškia, mes esam lūžio taške. Šitam laike mes keliaujam link kažkokio singuliarumo buvimo mašiną. Bet jeigu atvirkštinis laikas, atvirkštiniam laike mes dabar iš mašinos, mes išsiritę iš kažkokios mašinos, kaip iš matricos, reiškia, nusiplėšę tos, mes einam į žmogiškumą, mes transformuojamės šiuo metu dabar į žmogų. Tai priklauso, kaip mes žiūrėsim, į kurią pusę mes einam. Taip, mums laikas teka į tą pusę. Bet jeigu mes žiūrėsim tai biškį subtiliau į visą realybę, tai yra, kad mes dabar esam tam lūžyje. Dirbtinis intelektas toj su žmogu. Mes ką tik išsivadavę iš dirbtinio intelekto ir mes tuo mažiau ir mažiau remsimės technologijais. Dabar mes tuo atsisakysim interneto, paskui mes atsisakysim vidaus degimo variklio ir pereisim prie garo variklio. Ir tavo mylima civilizacija. Taip, ir galiausiai mes, ta prasme, liksim rojaus sode, kaip Adomas ir Ieva, mes atsisakysim vaisiaus nuo pažinimo medžio ir liksim mintis trejybės prote. Būtų gražu. Su šia gražia mintim mes siūlom du dalykus. Vienas dalykas tai yra paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą ir tada gražių minčių girdėsite gal ir daugiau. Antras dalykas tai turbūt po šitos laidos laukti mūsų nebežinau, kurintos. Ketvirtos laidos. Ir perėjo nuo tokių filosofinių, abstrakcinių, metafizinių pamastymų apie laiką. Keliausim link gal tik truputį metafizinių pamastymų apie
paveldą. Aš galvoju, būtų labai smagu aptart kultūros paveldo politiką platesniam, tokiam irgi labiau ontologiniam būties, kodėl paveldas, kur jis gerai, kur jis blogai, praktiniai, teoriniai dalykai ir panašiai. Gal kažkokios ir kritikos kam nors daugiau išsakysi. Šį kartą įtariu, kad bus kritikos pavelde. Gali būti. Taip, tai laukiam kitose podcastuose Pasaulyje iš kaimo. Sudėjau.